Pašnekėkime apie Gamma Plus peiliukus. Weight peilis yra aštriausias ir kerpantis arčiausiai odos. Jis taip pat labai gerai zero gapinasi. Su juo labai gerai galima išblendinti guideline. Vapor peilis. Jis yra labai panašus į Weight peilį, su juo taip pat galima blendinti guideline'us, bet jis taip pat labai gerai nuiminėja masę. Echo peilis. Jis yra lygiai toks pat kaip Vapor peilis, šiek tiek storesnis. Kuom jis skiriasi, tai jis tiesiog leidžia tokį crunch garsą, kai kerpa plauką. Vidinis shallow peilis. Shallow peilio dantukai yra gerokai trumpesni, todėl jisai labai gerai tinka blendinant guideline'us, bet kerpant balką, tai yra masę, jis gali šiek tiek strigti, reiktų su juo dirbti lėčiau. Slim Deep vidinis peiliukas, jis turi ilgesnius dantukus, todėl yra labai aštrus, nuiminėjant masę, visiškai nestringa, tačiau yra švelnesnis, blendinant guideline. Išorinis MIM peiliukas taip pat skleidžia crunchy garsą kerpant plauką. Jis yra beveik identiškas Echo peiliams, turi labai aštrią briauną, todėl reiktų atsargiai dirbti prie odos ir neužkabinti. Vidinis peiliukas turi shallow dantukus, kurie labai gerai blendina guideline'us, tačiau galime susidurti problemomis nuiminėjant masę. Tai reiktų dirbti šiek tiek lėčiau. Peiliukų komplektacijoje taip pat yra papildoma spyruoklė ir nauji varžteliai galbūt tai prisukti. Šie peiliukai kerpant beveik visiškai nekaisto.